Siūliau padavėjai net 1000 eurų, kad išduotų šio barbekių padažo receptą. Ir tai vyko ne kažkur užsienį, o nedidelėme kaimelėje prie Kretingos Dupulčių užeigoje. Tad jei sudominau, kviečiu visus kartu su mumis užsukti Dupulčių užeigą ir pamatyti ne tik tais barbekių šonkulius, bet ir kitus mūsų valgytus patiekalus. Nors ant stalo išgėrimų buvo tik gira ir stalo vanduo, keptos duonos su sūriu padažu mes atsisakyti negalėjome. Bet ar duonos buvo per mažai, ar mes buvom per daug alkani, bet porcija keptos duonos su sūriu mums pasirodė mažoka. Manau, pritars man daugelis, kad Žemaitijoje šmakalą gaminti moka. O jei esate nebejingi šiai šaltsriubiai, parašykite komentaruose. Silkė su karštom bulvėm ir būtų tik silkė su karštom bulvėm. Jei prie jos nebūtų patektos bulvytės su česnakiniu pagardu. O dar tie marinuoti svogūniukai. Valgydamas silkę aš net pamiršau, kad mūsų dar laukia pagrindiniai patiekalai. Milžiniško karbonado su grybų padažu Katinienė sugebėjo veikti tik pusę. O karštos keptuvės trio būtų vertos patiekti ne tik tai užeigoje, bet ir kokiame restorane. O ir patys kiaulienos kepsneliai labai sultingi. Cepelinų kainos visoje Lietuvoje brango panašių greičių, kaip augo dizelino kainos. Bet Dupulčių užeigoje 2 didžiuliai ir skanūs cepelinai kainuoja tik 7,50 eurus. O dėl barbekių šonkulių, kuriems jie padažą verda vietoje, aš atvykau net iš Kauno. Žinokit, kosminio skonio padažiukas. Ir jei jūs taip pat kaip ir mes visi ieškote naujų vietų, kur skaniai pavalgyti, rekomenduoju. Dupulčių užeiga, tikrai nenusivilsite.